O pas mus vėl geros naujienos. Kaip mes matome, 2 pultelius ant stalo. Čia yra pulteliai Bininka, modelis 2GoWV. Vienas iš tų pultelių yra pririštas, tai parodysim čia būtent su auksinė virvelė tokia, virvutė. Pultelis veikia, o šitas pultelis kol kas neveikia. Tai automatika Bininka turi tokią opciją kaip distancinis pririšimas. Tai reiškia, kad turint jau veikiantį pultelį, galima pririšti naują pultelį. Gal ne visos automatikos. Ir sąlyga tokia, kad šita funkcija neturi būti užblokuota. Tai dabar parodysim. Pasikartosiu, šitas veikia, šitas ne. Tai mes turim atidaryti tą dangtelį. Čia matome mygtuką. Turime paspausti mygtuką 1 ar 2 sekundėms, paskui paspausti veikiantį mygtuką ir paskui paspausti norimą mygtuką. Tai dabar parodysiu. Spaudžiam mygtuką 1, 2, spaudžiam veikiantį mygtuką 1, 2 ir iš karto spaudžiam 1, 2 ant naujo pultelio. Ir dabar turime palaukti apie 15 sekundžių. Ir dabar pažiūrėsim, ar tikrai mums pavyko pririšti naują pultelį. Tikriausiai 15 sekundžių praėjo, bandom. Pultelis puikiai veikia.